Kelmėje Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai prasidėjo sausio 12-ąją, sekmadienį, Atgimimo aikštėje prie Kelmės kultūros centro, kur 16 valandą tradiciškai liepsnojo atminimo liepsna. Skambant Lietuvos himnui, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės Kelmės 605-osios pėstininkų kuopos kariai iškėlė valstybės vėliavą. Ir prasidėjo minėjimas Laisvės gynėjams pagerbti. Žodį tarė Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius. Viena iš minėjimų ceremonijos dalių už laisvę žuvusių 14 tautiečių vardų ir pavardžių skaitymas. Svarbu nepamiršti ir tų žmonių, kurie tomis lemtingomis dienomis stovėjo petys į petį prie laisvės barikadų ir liko gyvi. Jų išgyvenimai, prisiminimai ir patirtis tai gyva mūsų istorijos dalis, sakė renginio vedėja Kelmės kultūros centro režisierė Rūta Palubeckienė. Apie to metų įvykius kalbėjo Laisvės gynėjas Jonas Stabingis. Mintimis pasidalijo kartu su grupė kelmiškių budėjęs tremtinys Vainius Urbonavičius. Po vėliavos pakelimo ceremonijos renginys tęsėsi Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje. Čia dainas dovanojo jungtinis Žemaičių Kalvarijos kultūros centro choras Alsėda, vadovė Kristina Mikalauskaitė Gricė. Ir Kelmės kultūros centro mišrus choras Kantijo, vadovė Dalia Miklovienė. Sausio 13-ąją 8 val. Ryto kartu su visa Lietuva kelmiškiai jungėsi į visuotinę pilietinę akciją Pergalės šviesa, kurios metu 10 minučių languose uždegė vienybės ir atminimo žvakutes. Kelmės sporto centre pagerbti geriausi 2024 metų centro auklėtiniai. Renginio pradžioje sveikinimo žodžius tarė Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, vicemeras Tadas Kasparas, Kelmės rajono švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Michailovas, kurie linkėjo siekti užsibrėžtų tikslų ir juos viršyti. Kelmės sporto centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui Laura Balsytė sakė, jog 2024 metai buvo gražių pergalių ir laimėjimų metais ir kvietė pasižiūrėti centro sporto šakų 2024 metų vaizdo apžvalgas. Pagerbti Kelmės sporto centro treneriai, dirbantys su jaunaisiais sportininkais ir siekiantys kuo geresnių rezultatų, padedantis pamėgti sportą, ugdantis ištvermę. Būti sėkmingai dirbančiu treneriu reiškia būti išmanančiu sporto specialistu, žinančių, mokančių savo žinias ir patirtį taikyti praktikoje. Renginyje apdovanoti geriausi savo sporto šakos atstovai. Lengvosios atletikos Vilius Danilovas ir Jokūbas Norvaišas. Stalo teniso atstovas Matas Kušeliauskis. Tinklinį žaidžiančios Kelmės sporto centro auklėtinės Gintarė Nutautaitė. Sportininkės apdovanojimą atsiėmė mama ir Lukrecija Vaičiulytė. Laisvų imtynių sportininkai Arnas Jokimčius ir Nedas Leščiauskas. Žolės riedulį žaidžiančios Austėja Raupytė ir Dominyka Žemeckaitė. Krepšinio sporto šaką atstovaujantys Dovydas Kasputis ir Gustas Stankūnas. Futbolą žaidžiantis Grantas Užkuraitis. Padėkoti daugelį metų bėgimą graužikai Kelmė remiančiam Kęstui Krinciui. Baigiamąjį žodį tarė Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius. Šventę muzikos garsais papuošė Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus mokiniai ir mokytojai. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerija, pradėdama 2025-osius, duris parodų lankytojams atvėrė plenerų Šiaulių Monmartro Respublika ir Saulės Šiauliai retrospektyvinėmis parodomis bei ilgamečio šių plenerų dalyvio Kelmiškio Kornelijaus Sužoto medžio raižinių paroda Ten gyvena žiurkės. Šiaulių miesto kultūros centro laiptų galerijos parodų kuratorius Ričardas Jakutis pristatė plenerų retrospektyvinės parodas. Praeitais metais Šiaulių miesto kultūros centro laiptų galerijos organizuotame plenere simpoziume Saulė Šiauliai kūrė 30 dailininkų iš Šiaulių, kitų Lietuvos miestų bei užsienio. O eilę metų organizuojamas festivalis Šiaulių Monmartro Respublika – reprezentacinis Šiaulių miesto renginys, kuris sukviečia dailininkus iš įvairių šalių kurti, dalintis patirtimi, bendrauti. Kelmės kultūros centro parodų koordinatorė Irma Diminskienė sakė,
Šiaulių miesto kultūros centro Laiptų galerijos organizuojamo festivalio Šiaulių Monmartro Respublika dailininkų darbų parodos jau keletas metų atkeliauja ir į Kelmės Juozo Liaudanskio dailės galeriją. Šiaulių miesto kultūros centro Laiptų galerijos kūrybinės veiklos komunikacijos specialistė Julita Galdikienė pristatė Kornelijaus Sužoto dėl ligos nedalyvavusio parodos pristatyme darbus. Pasak Julitos, idėja sukurti medžio raižinių ciklą su itin intriguojančiu pavadinimu dailininkui gimė 2022 metais Viešnagės Paryžiuje metu. Visi šio ciklo meno kūriniai medžio graviūros. 6 ciklo Ten gyvena žiurkės darbai gimė 2023 metų Tarptautinio dailės festivalio Šiaulių Monmartro Respublika metu. Parodos atidaryme dalyvavusi Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto narė Rima Baškienė pasidžiaugė Kelmės kultūros centro ir Šiaulių miesto kultūros centro Laiptų galerija bendradarbiavimu, rengiant parodas. Darote didelius darbus per meno priemonės garsindami Lietuvą, sakė Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė. Bendradarbiavimu pasidžiaugė Šiaulių miesto kultūros centro Laiptų galerijos laikinai einanti direktoriaus pareigas Kristina Alseikė. Už parodas dėkojo Kelmės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Angelė Jovaišaitė. Parodų atidarymą akordeono muzikos garsais nuspalvino Domantas Saunorius, Domanto mokytoja Vaiva Bukantienė. Kornelijus Sužotas Žemaitijos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Kelmės krašto žmogus. Čia augo, lankė mokyklą, čia gyvena jo tėvai. Juozo Liaudanskio dailės galerijoje Kornelijus Sužotas yra surengęs savo kūrybos darbų parodą Kelionė. Savo sukurtais darbais dalyvavo ir kitose Juozo Liaudanskio dailės galerijoje organizuotuose teminėse parodose. Sausis jau įsibėgėjo su naujais darbų užmojais, tikslais ir datomis. Greitai pamiršim, ką dovanojo mums 2024. Tad trumpam prisiminkim mūsų krašto svarbesnius įvykius, minėtas datas. Kelmės rajono savivaldybėje 35 rinkimų apylinkėse iš 22 012 sąrašuose įrašytų rinkėjų prezidentą pirmame balsavime rinko 11 724 rinkėjai. Antrame ture balsavo 10 457 rinkėjai. Už Gitaną Nausėdą balsavo 9 149 Kelmės rajono savivaldybės rinkėjai. Kelmės Šilalės 41 rinkimų apygardoje iš 9 kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą rinkėjai išrinko politinės partijos Nemuno aušra lyderį Remigijų Žemaitaitį. 2004 kovo 29 dieną Lietuva tapo visateise Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos NATO nare. Minint šią svarbę Lietuvai sukaktį, Kelmės miesto atgimimo aikštėje buvo iškilmingai iškeltos Lietuvos ir NATO vėliavos. Kelmės Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje šventomis mišiomis prasidėjo 45-oji meno šventė Kelmės ratas, skirta Kelmės miesto 540-ajam jubiliejui. Po šventų mišių su tėvų diena ir miesto gimtadieniu visus pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Koncertavo Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis Jovarėlis. Pirmadienį šventė visus kvietė į Kelmės dvaro erdves, nes tai vieta, kur prabyla istorija. Čia pristatytos 2 parodos ir dokumentinis filmas. Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė pirmiausiai pristatė dailininkų kraštiečių kūrybos darbų parodą Kelmės miestelis. Vėliau renginio dalyviai apžiūrėjo medalių parodą iš unikalios Kelmės dvarininkų Gruževskių numizmatinės kolekcijos. Vakaro metu pristatytas dokumentinis filmas Kelmė Jazz, kuriuo filmo kūrėjai turėjo tikslą padėti pažinti miestą, švenčiantį savo gimimo dieną, netradiciniu enciklopediniu būdu, bet improvizuojant džiazo ritmu. Renginių skirtų Kelmės miesto jubiliejų rate Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventė. Nuo 1966 metų teikiama viena seniausių literatūrinių premijų Lietuvoje atiteko jaunai rašytojai, prozininkai Jurgai Tumasonytei už novelių romaną Naujagimiai. 48-osios Žemaitės literatūrinės premijos regalijas Jurgai Tumasonytei įteikęs Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius savo sveikinimo kalboje pasidžiaugė jaunos rašytojos įvertinimu.
Trečiadienį birželio 5-ąją visus sukvietė Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos bendruomenė į koncertą Mano miestas. Koncerte 24 pasirodymai. Birželio 6 dieną Kelmės miesto šventė sukosi bendrystės rate. Prie Kelmės kultūros centro 11 Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų miesto šventė atvežė tai, ką turi geriausio, išskirtiniausio, skaniausio. Kelmės miesto bendruomenė kartu su Kelmės rajono senjorų bendruomenė Artimi, bendruomenė Kelmės Bočiai, skambant armonikėrių atliekamai muzikai, kvietė vaišintis gardžia gira ir tortu. Užvenčio seniūnijos išskirtinumus pristatinėjo Užvenčio kultūros centro specialistės Odeta ir Onutė. Tytuvėnų apylinkių seniūnija į šventę atvyko su gausiu kulinariniu paveldu. Vaiguvos bendruomenės moterys kvietė į edukacijas, pažinti Vaiguvos kraštą, pažinti žolynus. Liolių seniūnė Raminta Kazlauskienė su šauniaisiais savo bendruomenės nariais kvietė vaišintis išskirtiniais Padubysio kaimo bendruomenės vadovo Žano Talandžio pagamintais iš jogurto gaminiais. Pakražančio seniūnyje su Valpainių, Žalpių, Grinių kaimo bendruomenėmis į šventę atvežė vienintelio Lietuvoje žirklių muziejaus eksponatus ir žaidimus. Kražių seniūnyje bendrystės rate neatsiliko nuo Pakražančio seniūnijos ir tarpe istorinių edukacijų visiems besidomintiems kražių išskirtinumu pristatinėjo kalvystės amatą. Šaukėnų seniūnijos specialistė Jūratė Mačernienė, pristatydama Šaukėnų krašto išskirtinumus, kvietė nepamiršti Algimanto Jaručio individualios įmonės Linolis produkcijos, Šaukėnų duonos ir Eligijaus Merkelio medaus. Tytuvėnų seniūnija surengė edukaciją vaikams, kurioje buvo daug pasakojama apie Tytuvėnų miestelio istoriją, kurortinį jo grožį. Kelmės apylinkių seniūnija ir seniūnas Algimantas Dambrauskas džiaugiasi, jog seniūnijoje vystosi verslo įmonės, seniūnijos žmonių sugebėjimu kurti ir vystyti verslus. Kukečių seniūnijos komanda su seniūnė Kristina Turevičienė kvietė susipažinti su seniūnijoje dirbančios įmonės Tukio namelius produkcija, o Renata Augustienė kvietė čiupti grybuką. Kelmės švenčia programoje birželio 7 diena skirta jaunimui. Renginio vedėjai Vismantė Gorytė ir Rokas Jurgilas skelbė jaunimo apdovanojimų pradžią. Nominacijoje Metų jaunimo organizacija, kuri veikia kaip vienas kumštis ir savo veiklomis papildo dinamišką Kelmės rajono gyvenimą, laureatu tapo Šaukėnų Vlado Putvinskio jaunųjų šaulių būrys. Nominacijos Metų savanoris laureatė Erika Jankantaitė. Nominacijos Metų jaunimo projektas laureatai Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 4 2 klasės gimnazistai susibūrė į misijos Amir 2024 komandai. Nominacijoje Metų menas laureatas Ignas Vaičiulis. Nominacijoje Metų sportininkas laureatu pripažintas Irmantas Buivydas, perspektyvus jaunas automobilių sporto lenktynininkas. Nominacijoje Metų verslas laureatė Veta Pluščiauskytė. Nominacijos Metų debiutas laureatas Rokas Baranauskas. Nominacijos Metų proveržis laureatė Miglė Uselytė. Po apdovanojimų surengta jaunimo lyderių diskusija. Šventė užbaigta jaunojo atlikėjo Roko Jančiausko koncertu. Šeštadienį birželio 8 dieną Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje rajono valdžios atstovai priėmė delegacijas iš Lenkijos, Bilgorajaus ir Mestko miestų, Latvijos Ogrės rajono ir Ukrainos Novovolinsko miesto. Draugystės parke vyko įvairiausios sportinės varžybos. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kvietė į pažintines ekskursijas. Vyko mugė pramogos vaikams. Šakių kultūros centro cirko pasirodymai. O kas norėjo pašokti, galėjo jungtis į bendrą didelį šventės Kelmės švenčia kolektyvą, kuriam vadovavo menų fabriko veiksmas vadovė Jovita Žakarienė ir choreografė Gintarė Guželienė. Senovinių automobilių parodą kelmiškiams surengė Senovinių automobilių asociacija Seni kibirai. Mūsų miestas tapo šviesesnis ir vieningesnis dėka įspūdingos birželio 8 dienos eisenos, kurioje dalyvavo daugybė įstaigų, mokyklų, įmonių, sporto klubų, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų, sako šventės organizatoriai.
Eisena parodė, koks stiprus ir solidarus yra mūsų bendruomenės ryšys. Mero vardu norime nuoširdžiai padėkoti kiekvienam, kuris prisidėjo prie šios puikios iniciatyvos. Jūsų dalyvavimas ir palaikymas yra neįkainojami. Didžiuojamės, kad mūsų miestas turi aktyvius ir rūpestingus žmonės, sakė šventės organizatoriai. Miesto šventė prasidėjo sveikinimo kalbomis, kurias tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas ir Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis. Po sveikinimo kalbų įteiktas Kelmės rajono garbės piliečio apdovanojimas. Už Kelmės rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą bei turizmo vystymą Kelmės rajone garbės ženklas už nuopelnus Kelmės rajonui įteiktas Konradui Remelskiui iš miesto partnerio Mestko, Lenkijoje. Pasitinkant miesto jubiliejinį gimtadienį, šventės organizatoriai kvietė sukurti dainą. Buvo sukurtos ir visų mūsų bei sudarytos komisijos vertinimui pateiktos 5 dainos. Nugalėtoja paskelbta daina, kuriai žodžius parašė Aldona Orvidienė, muziką Algimantas Šurna, aranžavo Gintaras Dzidolikas. Šventės kulminacija – teatralizuota koncerto programa Sugrįžimai, kurioje dainavo žinomi Lietuvoje atlikėjai, Kelmės krašto vaikai, sutelkti muzikos atlikėjo ir autoriaus Fausto Venskaus. Tai Akvilė Staražinskaitė, Živilė Gedvilaitė, Monika Marija, Gabrielius Šurna, grojo Rytis Vasiliauskas, Mantas Ralovėcas, Gytis Kaušius, Gediminas Šlefendorfas, Faustas Venskus. Visą koncertinę programą apjungė Kelmės mažasis teatras su teatralizuotu Kelmės istorijos pasakojimu. Vakarų koncertuose Gabrieliaus Vagelio ir Donato Montvydo koncertinės programos. Šventė užbaigta dronų šou, grojant grupiai Ritmas kitaip. Prie greta Gražantės stovinčios Juozo Liaudanskio skulptūros Broniui Laucevičiui Vargšui iškilmingai pasodintas 100-metį mininčios Lietuvos dainų šventės, kad giria žaliuotų įamžinimui skirtas ąžuoliukas. Į ąžuoliuko sodinimo ceremoniją susirinko būrys dainų šventės dalyvių, pasipuošusių tautiniais rūbais. Dainų šventės kolektyvus ir jų vadovus sveikino Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, kuris padėkojo šokėjams, dainininkams ir muzikantams už meilę savam kraštui. Labai džiaugiuosi, kad Kelmės rajono savivaldybė šiais metais prisidės prie gražios, prasmingos Lietuvos dainų šventės, kad giria žaliuotų. Gausiu mėgėjų meno kolektyvų būriu. Tai yra 19 kolektyvų. Jose dalyvauja 309 dalyviai. Kolektyvams vadovauja 21 vadovas. Pats gausiausias kolektyvas, be abejo šokėjai, beveik 120 dalyvių. Toliau dalyvauja 7 folkloro kolektyvai, orkestras jungtinis. Ansamblių vakare dalyvaus kolektyvas vienas ir taip pat dar 3 chorai. 3 dienas kelmiškius ir miesto svečius parodomis, koncertais, amatų demonstravimu viliojo tradicinės folkloro festivalis ir Pajauga Žaliliai. Festivalyje, skirtame Kelmės miesto 540 metų gimtadieniui, po miesto liepomis skambėjo įvairios tarmės ir skirtingų regionų kūriniai. Rugpjūčio 17 dieną Šaukėnų miestelis minėjo 525 gimtadienį. Šventė prasidėjo šventomis mišiomis Šaukėnų švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius, po šventų mišių miestelio gyventojai, į gimtadienį suvažiavę kraštiečiai, šventės svečiai ir dalyviai, seniūnijos bendruomenės, Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos bendruomenė, iškilminga eisena žygiavo link pamėgtos poilsiavietės prie Ilgos upelio užtvankos.
Skambant Šaukėnų miestelio himnui, Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys iškėlė miestelio vėliavą, taip skelbdama Šaukėnų 525 metų gimtadienio iškilmingosios dalies pradžią. Sveikindamas šaukėniškius, šventėje dalyvaujančius kraštiečius ir šventės svečius, Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys dėkojo už meilę gimtiniai. Sveikinimo žodžius tarė šventėje dalyvaujantis Šaukėnų seniūnijos partneriai iš Austrijos, Sankt Veit Anderglan rajono Vaitensfeld seniūnijos. Šventės metu veikia mugė, koncertavo Tytuvėnų kultūros centro Šetbarų skyriaus kaimo kapela ir Tauragės rajono Sartininkų kaimo kapela Kamana. Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos jaunių choras, vadovė mokytoja Vitalija Riškuvienė, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos muzikos skyriaus solistė Elvina Milkintaitė ir Paulina Tamašauskaitė bei kiti atlikėjai. Stovykloje akmens ženklus Kelmė kūrė nuo pat pirmųjų kūrybinių stovyklų, juose dirbė kelmiškis meno kūrėjas Valdas Banza, šiauliškis skulptorius, tautodailininkas Kazys Bimba, Šiaulių rajone Ginkūnuose gyvenantis skulptorius Jonas Vaicekauskas, 3 stovyklose dirbęs klaipėdiškis Jonas Virbauskas ir 2 pačiose pirmosiuose kelmiškis, šiuo metu gyvenantis Šiauliuose, tautodailininkas, etnografas, muzikos instrumentų meistras Albertas Martinaitis. Kūrybinės stovyklos uždarymo metu, lankant sukurtus darbus, Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus vedėja, Akmentašių simpoziumo organizatorė Nomeda Banzienė pasidžiaugė, jog kūrybinėje stovykloje sukurti darbai prisideda prie Kelmės miesto išskirtinumo ir unikalumo. Akmentašių iškaltos, nuglostytos skulptūros puošia žaliasias Kelmės erdves, kuria akmens galerija po atviru dangumi. Rugsėjo 21 dieną Kelmės kapinėse prie Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo ideologo Vlado Putvio Putvinskio kapo iškilminga šaulių rikiuotė buvo minimos Šaulių sąjungos atkūrimo 35-osios metinės. Pagerbti šaulius atvyko Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, Lietuvos Seimo nariai Valdas Rakutis, Audronius Užubalis. Prie Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo ideologo Vlado Putvinskio Putvio kapo šaulio priesaiką davė ir į Šaulių sąjungos gretas įstojo nemažas būrys įvairaus amžiaus asmenų. Šauliu tapo ir Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, parodydamas asmeninį įsipareigojimą ir pasiryžimą puoselėti tautinės bei patriotinės vertybės. Šaulių rikiuotė lydima Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestro iškilmingai eisena žygiavo prie buvusių Kelmės šaulių namų, kuriuose šiuo metu yra įsikūrusi rajono savivaldybė. Šaulių sąjungos atkūrimo 35 metinių minėjimo šventė tęsiasi Graužiukuose, buvusioje Vlado Putvinskio dvarvietėje, sportinių poilsinių sąskrydžių. Birželio 28 dieną įspūdingoje aplinkoje vyko tradicinė Kelmės rajono žemdirbių šventė. Kelmės apylinkių seniūnas Algimantas Dambrauskas sakė, jog neturėdami didelės salės, į kurią galėtume sukviesti rajono ūkininkus, pasitarę su Kelmės rajono ūkininkų sąjungos pirmininku Martynu Puidoku, nusprendėme šventę organizuoti vasaros pradžioje Šaltenių kaimo ūkininkų Edmondo ir Raimondos Baracevičių ūkyje. Pagrindinis šventės akcentas konkurso Metų ūkis 2024 laimėtojų dalyvių apdovanojimai. Konkurso nugalėtojais pripažinti Vaiguvos seniūnijos ūkininkai Birutė ir Egidijus Andriuliai. Konkurso Metų ūkis 2024 antroji vieta už darbštumą, jaunatvišką ryžtą plėtojant augalininkystės ūkį skirta Kelmės apylinkių seniūnijos ūkininkams Benitai ir Tadui Butkams. Konkurso Metų ūkis 2024 trečios vietos nugalėtojas Kukečių seniūnijos ūkininkas Donatas Meškauskas už ūkininkavimo tradicijų tęstinumą ir efektyvų augalininkystės ūkio valdymą. Kelmėje pradėjo veikti nauja nuotekų valykla. Nuotekų valykla įrengta įgyvendinant projektą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone. Projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė Kelmės vanduo, partneris Kelmės rajono savivaldybė. Projektui finansuoti skirta 7 400 000 eurų, iš kurių 3 700 000 eurų skyrė Sanglaudos fondas, o likusi suma buvo padengta iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto ir uždarosios akcinės bendrovės Kelmės vanduo lėšų.
Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Viktoras Strups, Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, uždarosios akcinės bendrovės Kelmės vanduo direktorius Mindaugas Užmiškis, įgyvendintų darbų rangovai Dalius Grimalius ir Tadas Jucius. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Kelmės rajono verslininkų asociacija organizavo kasmetines, jau tradicija tapusias verslo dienas. Verslo dienų renginiai pradėti sodinant medelius Tūkstantmečio parke, kuriame jau susiformavo verslininkų parkelis. Kaip ir kasmet, nominuoti geriausieji rajono verslininkai. Už sėkmingą verslą, svarias investicijas į verslo plėtrą ir Kelmės miesto gražinimą nominacija įteikta Donatai Volbekienei. Už ilgametį sėkmingą verslą ir jo plėtojimą apdovanota Giedriaus Naviko įmonė. Už ilgamečio verslo puoselėjimą įmonės 30 metų jubiliejaus proga apdovanota uždaroji akcinė bendrovė Žemaira, direktorė Aušra Stanelienė. Už ilgametį verslą ir investicijas į jo plėtrą nominacija įteikta uždarosios akcinės bendrovės Vaido Sėjūno vairavimo mokyklos vadovui Vaidui Sėjūnui. 15. Akvarelės meninės kalvystės ir šamoto skulptūrų kūrybos stovykla festivalis Užventis mene šiais metais skelbė, jog visi kelia į namus vet. Nuo Liepos 2 dienos istoriniame Užvenčio parke, Dvaro Malūnų erdvėje, Ventos upės saloje, Užvenčio švenčiausiosios Marijos Magdalietės bažnyčioje buvo galima sutikti kuriančius menininkus iš Latvijos, Estijos, Lietuvos. Festivalio moto Visi kelia į namus vet pasirinktas kaip grįžimo prie savo šaknų pilnatvės ir vientisumo simbolis. Grįžimo namo jausmas buvo esminė festivalio jungtis, sako festivalio Užventis mene sumanytoja ir iniciatorė Milda Balvočiūtė Knyzelienė. Liepos 12 festivalis užbaigtas įspūdinga Užventyje kūrusių 13 akvarelininkų ir 13 kalvių darbų paroda, kuris surengta šiuo metu atnaujinamoje Užvenčio švenčiausiosios Marijos Magdalietės bažnyčioje. Šamoto skulptūras Ventos saloje kūrė 5 keramikai. Vakare Ventos saloje visus subūrė etnografinė kompozicija – Vasarvidžio regėjimai. Ir vienas įspūdingiausių ir užburiančių reginių – Šamoto skulptūrų atidengimas. Skulptūra Viltis, Skaidė Svirnelienė. Skulptūra Sename dvare. Birželio 14-15 dienomis Kelmėje vykęs Žemaitijos ralis skelbė, jog tai greičio uraganas ir adrenalino šventė. Šiais metais ralį Žemaitija skaičiuoja jau 11 gyvavimo metus ir su naujomis idėjomis bei atsinaujinusiu ralio logotipu žengia į naują dešimtmetį, sakė viena iš ralį Žemaitija organizatorių, Kelmės automobilių sporto klubo vadovė Ingrida Savickienė. Šiais metais 4 km ilgio naktinis greičio ruožas Kelmės gatvėse. Nes minint Kelmės 540 gimtadienį, norėjosi sukurti kuo įspūdingesnę šventę miesto žmonėms. Lyderiu tapo Giedriaus Notkaus ir Dalios Strižano ekipažas, kurie ir iškovojo ralį Žemaitija pirmosios vietos taurę. Rugpjūčio pradžioje į tradicinę 18 šventę nuo Jurginių lig Žolinių pakražantyje rinkosi kraštiečiai, kaimynai, aplinkinių kaimų gyventojai ir svečiai. Visų vadinama sūrių šventė turi savo gerbėjus, kolegas ir rėmėjus, yra laukiama ir mylima. Ir dar, šiais metais minimas pakražančių 450 metų gimtadienis. Šiais metais savo gamintus sūrius pristatė 22 šeimininkės, kurios į šventę atvežė 50 sūrių. Per 18 metų sūrių šventėms gaspadinės pagamino 1291 sūrį. Liepos 20 dieną Vaiguviškiai sukvietė svečius ir čia gyvenančius kraštiečius į tradicinę kraštiečių šventę dainos gimtajam kraštui ir Lietuvai, kuri šiemet buvo skirta Švento Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios ir Vaikuvos mokyklos 220 metų jubiliejams paminėti. Prieš Kalėdas duris atvėrė Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Lupikų grupinio gyvenimo namai. Lupikuose gyvens 10 asmenų. Šiuo metu namuose jau įsikūrė 5 suaugę asmenys ir šeima su vaikučiu. Bendrai renovacijai ir baldams buvo skirta per 32 000 eurų.